sužinosite, kaip pasigaminti tikrą autentišką uzbekišką plovą Lietuvoje, lietuviškom sąlygom, kur ką nusipirkti, kokių klaidų vengti ir ką daryti, kad plovas džiugintų jūs, svečius, šeimininkus, aiškiai būtų sveikas ir skanus. Štai, gaminsim plovą. Čia yra aviena, 2 kg, nes šefas pasakė, mėsos niekada nebūna per daug. Galima pirkti Rimi, galima pirkti bučeryje. Visa kita, kuri parduodama Lietuvoje, yra niekam tikusi. Ar taip? Pamagasim, pamatysim. Štai šefas Romanas atliks šedevrą, kuris vadinasi plovas. Čia yra aliejus iš Uzbekistano. O. Масло хлопковое. Taip. Prašom. Рамзан пахта. Taip, prašau, skriskite į Uzbekistaną, įsigykite šitokį aliejų. Labai geras. Arba reikia kurdiuką. Kurdiuką, jo. O kurdiuką galima vėlgi tik Turgui, tik Maskvoje, arba tik... Turgui, Maskvoje arba Rygoje. Okay. Ryga arčiau, norėsite kurdiuką, važiuokite į Rygą arba į Maskvą. Vat, viskas. Viskas. Gerai, lauksim pradžios. Toliau bus tik įdomiau. Nekantraujam. Mes persikėlė į lauką ir šefas Romanas kūrena, aiškiai, nuostabią ugnį. Taip, čia asistentė Zita. Kas čia? Degustavau medvilnės aliejų. Čia tas iš Uzbekistano, kontrabanda. Taip, jeigu neturite, taip, Avangard maslą chlopkovoje. Taip, medvilnė. Galite, jeigu neturite, bandyti iš medvilinių maikučių pasigaminti aliejų. Išspausti šaltai. Štai, čia yra aviena. Aviena, jo, primenam, kad tinka pirkti Vilniuje Hiperimi žirmūnuose arba bučeryje. Kitur nepirkit, sugadinsit plovą. Ten matau svagūnai, mes juos matyt naudosime. Štai podas, kaip šis podas vadinasi, galite trumpai pristatyti va šitą podą. Podas vadinasi kazanas. Kazanas, ja. Nuo kokio žodžio? Nuo slovo kazan? Kaziol. Kaziol, aišku. Kodėl? Esmė, kad būtų iš kietaus. Iš kietaus, taip, čiugūnas, kietus. Dėl to, kad mėsa pasiskirsto šiluma tolygiai ir nepriklausomai kokia bus ugnis, jinai neturėtų mėsa pridegti ir visur vienodai išsikelt. Štai podas vardu kazan iš kietaus kaista. Kaista ant ugnies ir jame įpilta medvilnės aliejų. Ką čia darom? Čia mes nuimam kartumą. Nuo ko? Riebalų pridegus. Bet čia iš tikrųjų svagūną dabar verda. Svagūną jo reikia mest, jisai sugeria kartumą, sugeria visus nemalonius kvapus, visą negatyvą surenka. Bet kartumą kieno? Riebalo. Riebalo. Degusio riebalo. Kancerogenus surenkam. Ok, surenkam kancerogenus. Kas paskui valgys tą svagūną? Išmesim. Išmesim, gerai. Opa, dedam mėsą. Avieną dedame į verdantį aliejų. Į kazaną, į kietus podą. Du kilogramai avienos. Tikėtina, kad dabar gal nereikėjo mėsos dėt. Čia be reikalo pasakėjai video. O kodėl nereikėjo? Taip, pažiūrėk. Kas dabar čia vyksta? Ką? Pirminis mėsos apdorojimas. O kiek laiko reikia va šitai ant ugnies? Šiaip priklauso nuo mėsos kokybės. Šitą mėsą galima trumpai, nors mes jau laikom pakankamai ilgai. O tai trumpai tai kiek? Kalbėkime minutėm. Minutėm kalbant gali būti ir nuo 10 minučių iki 15 gal minučių. O kaip žinoti, kad jau gatava? Jinai turi būti rūžava. Rūžava. Apskrūdusi biški tokia rūžavota. Rūžavota? Kol kas jinai nerūžava, jo. Nerūžava, dėl to damečiau ugnies, kad greičiau garuotų tas vanduo ir kiltų temperatūra. Gerai, gerai. Nekantrauju. Rūžava nuo kraujo? Man gaila video neperduoda kvapo, bet labai skaniai kvepia. Ką mes čia atsinešėm? Atsinešėm morkas, česnakus. Morkas supjaustas tokiu būdu. Svogūnus. Česnakai nulupti. Česnakų 1, 2, 3, 4, 5, 6 galvos česnakų. Galima mažiau, galima daugiau nereikia. Čia gal daugiau nereikia. Taip, dar svagūnai įsidrasai, matau. Kas vyksta su svagūnais? Pjaustam stambukais gabalais ir dėsim viską į mėsą. Smagioji dalis. Oi, koks kvapas bus, kai įdėsim, aš įsivaizduoju. Svagūnai, štai taip.
Kiek svogūnų buvo čia? Apie 400-500 gramų gal. Ok, mėsos 2 kg, svogūnų 400-500 gramų. Mes ketinam valgyti 4. Aš sakyčiau, kad daugoka, bet šeimininkas pasakė, su mėsa nebūna taip, kad būtų per daug. Va. Ne? Dėsime morkas. Prieš tai dėjome svogūnų. Taip. Svogūnai jau Va, išmaišyti, apkepę. Mėsytę apkepus. Pasprūdus. Viskas kvepia. Taip. Kiek morkų? Nu, va tiek. Nu, morkų, va, Daug. prašau, tiek, maždaug 10 cm morkų. Apie 600 gramų gal. 600 gramų. Nu, žodžiu, paprasta galvoti. 2 kg avienos ir visą kito po pusę kilogramo jo. Tai jeigu taip skaičiuojant, mes sušutę apie 10 kg valgysim. Bendro svorio 4. Tuo tarpu Somalija girdėjau, kad vaikai badauja. Gal visų morkų net nedėsiu. Taip, palikim badaujantiems. Vaikams. Vegetarams palikim. Va, turim vieną. Vitaminas A. Akims. Ne, iš solėjom, kad būtum. Suolėjant, prašau išgerti medvilnės aliejus, va. Čia. Taip. Nori, imsi? Ne, aš nevalgiu morkas. Štai. O, kaip kvepia. Patikėkit, kvepia. Tai aš čia prisiminiau, kad darželėje tai plovas būdavo su daug ryžių. O kur mūsų ryžiai? Ar bus ryžiai? Nu, turėtų būti kaip priedas. Kaip priedas. Nes aš darželėje, atsimenu, buvo daug ryžių ir 3 gabaliukai mėsos. Tai aš juos suvalgydavau ir daugiau plovą nevalgydavau. Aš. Šiandien ypatinga diena, nes gali netgi būti, kad pakeisiu savo požiūrį į plovą. Nes plovą nemėgdavau. Man plovas tai būdavo vien ryžiai, kažkoks tai rausvas aliejus ir 3-4 gabaliukai mėsos, jeigu tau pasisekė. Tai va, kadangi nesu didžiulis mėgėjas, nemėgdavau plovą, bet čia šefas Romanas kol kas sėkmingai dirba tuo, kad pakeisti mano požiūrį. Jūs pažiūrėkit, kas čia daros. 2 kg avienos kokybiškos. Pusę kilogramą morkų, pusę kilogramą svogūnų ir kol kas nematau nei vieno ryžio stropelės. Matau, atsirado naujų prietaisų. Kas čia vyks? Dabar mes pilsim karštą verdantį vandenį. Karštą verdantį vandenį? Kodėl? Mes nesriubą verdam. Tokie yra proceso reikalavimai. Gerai, procesiniai reikalavimai, prašau, stebėkime. Kiek vandens? Kiek vandens, kad man atrodo, kad pasidengtų mėsa. Gerai, stebim. Tu ruoštės dėti prieskonius? Dedam prieskonius. Kas čia? Čia labai įdomus miksas kažkoks, miksiukas. Kas čia? Tai yra specialūs prieskoniai plovui skirti. Plovai, iš kur gauti? Iš Uzbekistano. Iš Uzbekistano, supratot visi? Uzbekistanas tai tokia parduotuvė Vilniaus rajone. Šalčininkų rajonės, prašau. Vilniaus apskrity. Kas pagaliau, česnakai. 6 galvos česnakų. Kaip suprantu, svarbu sudėlioti to pentagramos formą. Ar čia kokybės ženklas tarybinių laikų? O kas čia? Kas čia? Čia dekoracija? Ne? Kas tai? Šeimininkė. Šitas raudonas. Pipiriukas. Pipiriukas. Iš kur? Kokia rūšis? Kodėl tai? Aitrusis. Aitrusis, ne? Gerai. Labai gražiai atrodo, labai gražiai. Sakoma, užlipu ant grėblę befilmuodamas. Kas čia vyksta, pažiūrėkit, o koks kvapas. Ką jūs galite pasakyti? Ar jums patinka procesas? Labai pati norėjau dalyvauti, bet neleidžia šefas. Kaip neleidžia jūs? Dalyvaukit, pamaišykit, galite pamaišyti šitą vat kazaną. Kazanas tai yra špižinis puodas. Pagaliau tas momentas, kai dedami ryžiai, nes koksgi plovas be ryžių. 800 gramų ryžių, termiškai neapdorotų, nevirtų, nekeptų. Plautų. Jo. Kodėl čia taip svarbu pirštukais juos gražiai masažuoti? Čia yra pagrindas. Čia pagrindas, čia yra. Kaip masažuoti jautukai. Technologija iš Uzbekijos. Tiesiogiai. Romanas įvaldęs šitą judesiuką. Ryžiai tikrai bus išmasažuoti. Išlyginamas paviršius su samteliu. Kodėl taip reikia išlyginti viršaus?
Ir kodėl neišmaišomi jie? Negalima maišyti jokių būdų. Čia yra pagrindas. Prisiminkite, ryžių maišyti negalima. Čia pagrindas. Ir dar tu dapilsim vandens. Vandens. Nebedaug tils. Nu, tai tiek vat ir reikia dapilt, kad apie 2 comus, pusantro 2 Gerai, comus. gerai. Taip, dapilamas vanduo per samtuką. Kodėl per samtį? Nu, taip, kodėl per samtį? Todėl, kad negali maišytis ryžiai su Mėsa. Uzbekiška technologija. Čia yra slaptas paruošimo būdas. Iki šiol nebuvo viešintas. Bet va, uzbekiško plovo paslaptis atskleista. Aš manau, paslaptis yra šitam pipirė. Ar tiesa? Jis savo duoda. Jis savo duoda, matote. Uždengiamas puodas. Uždengiamas puodas. Kiek laiko? Maža ugnis turi būti. Taip. Kiek laiko? 20 minučių, kol išsivirs ryžiai. 20 minučių. O, ant mažos ugnies. Ant 5 malkų. Taip. Viskas. Taip, kas čia? Ryžiai. Ryžiai. Skonis su prieskoniu geras. Labai nuiminėjom nuo ugnies. Taigi, kas čia gavosi, kas čia gavosi. Kol kas čia. Kas dabar bus? Valgysim. Jau gatavas. Ai, kaip gražiai. Praverkite biškį, pažiūrėti, kas ten. O, prašau, čia pipiriukas. Va. Pipiriukas eina pirmas. Speciali lėkštė plovui. Vėlgi, toje pačioje Uzbekijos parduotuvėje. Kada išmaišyti? Dabar. Dabar, vyksta maišymas. Bet labai sunku yra, nes labai daug mėsos. Beje, tą vieną net su kauliukais. Koks gražus indas. Tu pažiūrėk. Aha, taip, tikrai. Čia viskas gražu ir kvepia skaniai. Kiek laiko iš viso vyko Tai apie 3 valandas. Neskaitant vykimo į parduotuvės. Ne, turiu omeny pats kepimas ant ugnies. Apie 1,5–2 valandas. Apie 1,5 valandas ant ugnies. Iki 2. Štai, prašau. Ne per daugiausiai tos mėsos atrodo. Šiek tiek druskytės. Štai raudono vyno taurė. Rauginti agurkėliai ir mūsų plovas paruoštas, ar netiesa? Nekantrauju, aš svajoju apie plovą jau 3 savaitės. 3 metus svajoju, kiek atsimenu. Įsivaizduojate, kažkam tai svajonės išsipildymas. Kelių metų. Tai. Geriau negu gimtadienio tortas. Taip, gimtadienis kartą į metus aplovą, tokį valgai kartą gyvenime. Čia geriau negu koks gimtadienio tortas. Nebent tau pasisekė, kad pažįsti žmogų artimą Uzbekui. Romanas. Sumaišyta. Taip, kuris pavogė uzbekiškas technologijas tiesiai iš Uzbekijos. Ir štai mes ragausime plovą Vilniaus apskrity, Šalčininkų rajone, Jašiūnuose. Jeigu kas nors žiūrite šitą video realių laikų, galite atvykti, mes tikrai viso nesuvalgysim.